Šiame pastate gyveno pirmasis Kaišiadorių vyskupas Juozapas Kukta. Jis mirė 1942 ir palaidotas Kaišiadorių katedroje. Po to praėjus metams apaštalų sostas Kaišiadorių vyskupijai paskyrė antrą iš eilės vyskupą Teofilių Matulionį. Šis dokumentas liudija, kad šis asmuo yra skiriamas Kaišiadorių vyskupu. Čia mes matome Kaišiadorių vyskupo Teofiliaus Matulionio ganytojo lazdą. Vyskupas čia gyveno iki 1946 metų, kai buvo suimtas ir įkalintas Rusijoje. Čia vyskupas kalinio drabužiais centre su lazda, kurioje tarybų valdžios buvo nacionalizuota. Vyskupija kurį laiką valdė iš Kauno arkivyskupijos vadovas, kol sugrįžo iš įkalinimo vyskupas Teofilius Matulionis 1956-aisiais. Kadangi kurijos jau nebuvo, kaip administracinio centro, jis įsikūrė paprastoje klebonijoje Birštono parapijoje. Ir iš ten vadovavo vyskupijai, po 3 metų vėl buvo suimtas. Kaip vyskupas, jis praktiškai visą savo gyvenimą praleido įkalinimo įstaigose. Vyskupui Teofiliui Matulioniui yra skirtas šis stendas, vyskupiška juosta, dėvima ant sutano, biretas. Taip pat maldų knyga Brevijorius, jam dovanoti objektai, kaip antai šis paveikslas su įrašu kas ir kam ir kada dovanojo. Čia yra rožinės iš duonos, čia mišių duonai, eucharistiniai duonai, būdavo sudėdami tokią mažą dėžutę. Lagerio mišių reikmenys. Galima atkreipti dėmesį į šią knygą, tai palaimintojo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos byla, kad asmenį paskelbtų palaimintojo ar kankiniu, būtina ištyrinėti jo gyvenimą, pagrįsti tokį teiginį, kad tas asmuo daug kentėjo dėl Evangelijos, sakykime, bažnyčios postulatų. Byla buvo išversta į romai suprantamą kalbą, italų kalbą. Ši knyga ir būtų tas pagrindas, kuriuo remiantis popiežius Pranciškus Teofilių Matulionį paskelbė palaimintojų kankiniu. Paskelbus asmenį palaimintojo, galima kreiptis į jį kaip danguje esą.